Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Pereidami iš pradinio mokyklinio amžiaus į pagrindinės mokyklos amžių, vaikai praranda sveikos mitybos įpročius. Jie rečiau valgo pusryčius, mažiau valgo vaisių ir daržovių, rečiau geria pieną. Na, gerai, dėl šito aš turiu klausimų, bet kol kas cituoju tyrimą. Kokios šio pokyčio priežastis, kas galėtų padėti išlaikyti sveikesnius mitybos įpročius? Tyrėjai turi įdomių hipotezių, pavyzdžiui, kad pagrindinės mokyklos rečiau laikosi sveikos mitybos reikalavimų ar rekomendacijų. Man norisi pridurti, kad aktualesnė darosi bendramžių nuomonė ir daugiau atsiranda maisto madų. Taip pat atsiranda daugiau laisvės rinktis ir savarankiškai pirkti maistą. Didėja noras elgtis savaip, savarankiškai. Taip pat ir prieštarauti prieš tai, kuo maitina tėvai. Pusryčiai gali kentėti vien dėl to, kad paaugliam reikia daugiau miego ir jie gali rinktis miegą, o ne pusryčius. Įdomu, ką pridėtumėt jūs galvodami apie augančius vaikus. Lygindama vienus pokalbius su kitais, ėmiau įtarti, kad mes turim tokių minčių, kurias iš mūsų pačios kultūros išmokstam netoleruoti, nemėgti, išmokstam turėti pareigą vengti. Tikrai suprantu, kad sakinys klampus, bet po tiek daug sluoksnių slepiasi ir ši mintinė struktūra. Viena iš tokių minčių, man atrodo, yra man sunku. Kažkodėl taip negali būti. Kažkodėl reikia ieškoti, kas kaltas, arba reikia ieškoti, kas gali, turi ar net privalo padėti. Arba reikia būtinai rasti būdą patirti palengvėjimą, kartais net sąmoningai nekreipiant dėmesio į tai, kas vyksta. Galiausiai būna ir taip, kad žmonės pasileidžia į savigailą ir imasi pasaulio ir savo pasakoti visas to sunkumo detalės, nes tiesiog man sunku negali būti. Nieko šio tokio, negi raginu sąmoningai patirti diskomfortą, kas gero gali būti tame, kad patiriam sunkumą. Man atrodo, kad jei imamės visų tų minčių, tai visų pirma bėgame nuo realybės. Net nepradedam galvoti apie tai, kas tai per situacija ir kaip ją galime spręsti. Mintis apie tai, kas kaltas, kodėl toks likimas, kodėl man ir kodėl dabar, kaip giliai man sunku ir kas man privalo padėti, jie nepasiūlo jokios mūsų kontrolės zonoje esančios situacijos sprendimo. Mes taip ir liekam nulinėme taške, bejėgiškai blaškydamiesi. Tam, kad pradėtume patys savo jėgomis ir pasitikėdami savimi kažką daryti, visų pirma, man atrodo, reikia pasakyti, man sunku. Tada jau galima galvoti apie tai, ką dėl to galiu padaryti. O kaip taip nutiko, kad mes taip nedarom? Visos tokios ir panašios mintis veikia kaip žvirblis rankoje. Ta akimirka jie užstoja diskomfortišką nieko nepiniotą mintį ir atrodo, šį žodį reikia pabraukti, kad akimirkai yra lengviau. Bet ar tam mes turim racionalų mąstymą, kad kurtumėm savo lengvumo akimirkas ir nespręstumėm sunkumų iš esmės? Taigi siūlau prisėsti, pažiūrėti į tolį, išsirinkti vieną iš savo sunkumų ir pabandyti jį tik taip paprastai ir įvardinti. Man sunku. Pasistengkit nenukrypti į šalutinius klausimus ir tada pažiūrėkit, kas gims jūsų mintise. Noriu rekomenduoti ne knygą, o trumpą video. Mano labai mėgstamas Kurzgesagt kanalas. Kurzgesagt yra vokiškas žodis, kuris reiškia trumpai tariant ir rašosi Kurzgesagt. Kurzgesagt. Kanalo kūrėjai perskaitė mano labai mėgstamo Hermann Poncer tyrimus ir paaiškino, kaip mankštos metu naudojama energija ir kodėl mankšta yra prastas svorio metimo būdas, bet labai geras sveikatos stiprinimo būdas. Kol pratinatės prie šios vis dar neįprastos minties, tai priminsiu, kad geriausias svorio metimo būdas yra rūpinti savo sveiką ir saikingą mitybą. Kol kas gero žiūrėjimo. Eikite į YouTube ir raskite Kurzgesagt. Kodėl nevalgai? Neskanu? Girdėta tokia frazė? Artimoje aplinka, šeimos nariai, draugai stipriai veikia tai, ką valgome ir ką mėgstame. Tai nutinka nebūtinai tuomet, kai esame dar tik maži vaikai ir vienintelis sprendimas yra arba valgyti, arba kietai sučiaupus lūpas sėdėti ir piktai dėpsoti į lėkštę su
pieniška sriuba ar kokiu kitų vaikystės baubų. Suaugę žmonės taip pat veikia vienas kito maisto pasirinkimus. Jei šeima valgo kartu, o ypač jei dar ir turi mažų vaikų, dažniausiai jie visi valgo panašiai. Didžiausias noras valgyti tą patį maistą būna susižadėjimo, bendro gyvenimo ir kelių pirmųjų vedybinių metų metu. Maisto pomėgiai ir įpročiai, gyvenant kartu, taip pat yra linkę panašėti. Šeimoje atsiradus vaikams, paprastai visi šeimos nariai ima valgyti sveikiau, atsiranda daugiau vaisių ir daržovių. Jei šeima valgo draugiškai, maloniai ir įdomiai kalbasi, jie paprastai geriau vertina ir savo maisto kokybę. Jei barasi, maisto kokybę vertina blogai. Vidurinio amžiaus žmonės dažniau keičia savo mitybą dėl su sveikata susijusių priežasčių ir dažniau moteris prisitaiko prie vyro sveikatos stiprinimo poreikių negu atvirkščiai. Gali būti, kad taip įvyksta todėl, kad moteris dažniau perka ir gamina maistą, todėl priima daugiau su maistu susijusių sprendimų. Kitas tyrimas sako, kad moteris taip pat dažniau priima kompromisinį sprendimą, kuris tinka visai šeimai, todėl rečiau paiso savo norų. Beje, vis labiau įsigalint lygioms vyrų ir moterų teisėms daugelį visuomeninio gyvenimo sričių, maisto ruošime ir kitose su maistu susijusiuose sprendimuose, taip vadinama lyčių lygybė, dar neužgimė. Ne, statistiškai reikšmingai žinoma. Ir moteris yra dažniau už tai atsakingos, dažniau to moko savo dukteris, bet ne sūnus. Todėl statistiškai reikšmingai tikėtina, kad jeigu skaitėt šį pavadinimą, tai jį išgirdot būtent savo mamos balsu. Ar šeimos aplinka reikšmingai veikia mūsų jau suaugusius? Štai ką sako šio tyrimo rezultatai. Nei šeimos spaudimas, nei šeimos palaikymas nėra susijęs su siekiu būti labiau raumeningu, bet ir spaudimas ir palaikymas yra susijęs su valgymo sutrikimo simptomais, o šeimos spaudimas yra susijęs ir su pasitenkinimu savo kūnu. Ryšys tarp šeimos spaudimo ir pasitenkinimo savo kūnu yra labiau būdingas vyrams. Staigmena. Taip pat nuo lyties priklauso ryšys tarp šeimos palaikymo ir valgymo sutrikimo simptomų. Nors tyrėjai ir stebisi, bet toks ryšys taip pat buvo stipresnis vyro tarpe. O čia pabaigai turbūt reikėtų pasakyti, kad žodžiai prie stalo gali reikšti daugiau negu mums atrodo. Ar šeima turi griežtai prižiūrėti vaikų valgymo taisyklės, taip sakant, prignybti savo vaikus valgyti teisingai? Šis tyrimas buvo atliktas kariškių šeimose, keliant prielaidą, jog ir šių šeimų namuose vyrauja kariška tvarka. Tyrimo rezultatai rodo, kad tėvystės principai kariškių ir civilių šeimose nesiskiria. Tačiau kuo daugiau šeimoje kariškių, tai čia skaičiuokim tėtį, mamą, dėdės, tetas, senelius, brolius ir seseris, tuo didesnė tikimybė, kad valgymo taisyklės bus labiau struktūruotos. Jei kariškių šeima dažniau persikelia gyventi kitą vietą, joje dažniau taikomas spaudimas valgyti ir prievartinė kontrolė. Nors dažniau taikomi apribojimai buvo siejami su aukštesniu streso lygiu, daugiau nerimo ir depresijos simptomų šeimose nebuvo pastebėta. Vadinasi, šeima su stresu dorojasi produktyviai. Nuo savęs noriu pridėti, kad kariškių šeimose greičiausiai viskas labiau struktūruota, todėl tokios valgymo taisyklės neišsiskiria iš bendros namų aplinkos. Čia sakau tik tam atveju, jeigu nutartumėt, kad prignybti tik dėl maisto yra gera mintis. Norime to ar ne, bet maisto aplinka namuose yra stipriausias įtakos šaltinis mūsų mitybos elgesiui. Be abejo, sąmoningai apie tai galvojant ir elgiantis šį poveikį galima valdyti. Bet nedarant nieko, poveikis lieka visam laikui. Tyrimo apžvalgos rodo, jog vaikų valgymo elgesys ir jų kūno masė labai priklauso nuo to, kaip tėvai valgo patys ir nuo to, kaip tėvai maitina savo vaikus. Tėvų elgesio poveikis vaikams savo ruožtu priklauso nuo to, kokia yra su maistu susijusi aplinka namuose. Tarkim, ar saldainiai, vaisiai ar kiti užkandžiai yra laikomi atvirai ar paslėpti, ar jų iš viso nėra. Ar maisto yra visa daugiau nei reikia, ar perkama tik griežtai tai, kas bus suvartota ir panašiai. Tai, kaip tėvai elgiasi platesnė prasme, yra griežti ar ne, sutarė tarpusavėje, kaip sprendžia tėvystės nesutarimus, veikia ir tai, kaip tėvai maitina savo vaikus. Paties vaiko temperamentas, fiziologinės ypatybės, sveikatos būsena ir kitos asmeninės savybės veikia tai, kaip namų aplinka veikia vaiko elgesį.
Taip, čia daug įvairių poveikių, kurie veikia vienas kitą, schema nėra paprasta. Matyt, būtų galima sakyti, kas čia galėjo pagalvoti, kad taip viskas yra sudėtingai susiję, bet turbūt aš sakyčiau, kad apie tai reikia pagalvoti. Kada viską spėti? Rasti save, nudirbti visus darbus, aplankyti visus būrelius, visur pakeliauti, viską perskaityti, visko pasidomėti, skirti laiko savo, šeimai, draugams, socializacijai, mokslam, fiziniam aktyvumui. Ne, aš neironizuoju, aš tikrai klausiu, kaip. Ir klausiu tam, kad susitiktume prasiskynus kelią per šimtus siūlymų, bandančių įrodyti, kad spėti galima, tam taške, kur švyti paprastas, realistiškas atsakymas. Niekaip. Kol nepradėsime jaukintis šio atsakymo, tol, manau, suksime tuščių vilčių ir pažadų rate, kaip viską suspėti. Gal taip, gal galima dar daugiau pasistengti, gal yra koks stebuklingas metodas, gal yra koks stebuklingas guru, kuris pasakys. Sakysiu kaip premjerė. Žiūrėkit, laiko yra tiek, kiek yra. Stengtis reikia nesutalpinti, o rinktis. Imkit lapą ar ekraną ir pasigaminkit savo savaitės vaizdą. Susidėliokit viską, ką atrodo, kad norit nuveikti. Vertintami tai, kiek laiko veikla turėtų jūsų noruose ar vizijose trukti. Tai bus jūsų darbo priemonė, pratinantis priimti mintį, kad reikia netalpinti, o rinktis. Norisi, pasidarykit mėnesio vaizdą, bet būtinai talpinkit veiklą su jų trukmėmis. Būtinai pagalvokit, kad miego sąskaitą gerai varyti galit kažkiek laiko. Bet vėliau jūsų resursai baigsis. Žinau, kad skamba visai nepatraukliai, bet žinokit, tai tikrai veikia. Na ką, šiai savaitėjai ir dar odegai kitos savaitės tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.